Dirbtinis intelektas taikosi į tavo darbą. Šiuo metu ištisos pramonės šakos yra naikinamos dirbtinio intelekto mašinos. Darbo vietos nyksta, nes žmonės, darbuotojus pakeičia automatizuoti algoritmai, kurie tas pačias užduotis atlieka greičiau, efektyviau ir svarbiausia, pigiau. Jau matėme tai finansų, sveikatos priežiūros, klientų aptarnavimo, logistikos ir gamybos srityse. Vieną po kitos dirbtinis intelektas perima darbus, kuriuos milijonai žmonių laikė neliečiamais. Tačiau viena profesija atrodė atspari šiam perėmimui – teisė. Bent jau taip manė teisininkai. Nuo 1960-ųjų teisinės firmos rėmėsi apmokestinamos valandos modeliu. Įmonės savo klientams taikė ne už kiekvieną bylą atskirai, o už kiekvieną valandą. Klientai mokėjo ne tik už firmos patirtį, bet ir už investuotą laiką. Sutarčių nagrinėjimas, dokumentų rengimas, specifinių bylų ar teisinių precedentų paieška – visa tai užima laiko. Kiekviena valanda buvo užfiksuota, padauginta iš nustatyto įkainio ir pateikta klientui, kuris mielai sumokėdavo, tikėdamas, kad kiekviena firmos sekundė yra nepakeičiama. Ir būtent todėl teisinė industrija tapo tokia vertinga. Dėl to didžiausios firmos kasmet sugebėdavo uždirbti milžiniškas pajamas. Visuomenė patikėjo iliuziją, kad šviesiausi teisininkų protai nenuilstamai dirba su jų bylomis. Tačiau užkulisiuose viskas buvo kitaip. Iliuzija buvo tik akių dūmimas. Tie, kurie buvo viršuje, dažnai daugiausiai laiko reikalaujančias užduotis perduodavo jaunesniesiems teisininkams. Šie pradedantieji darbuotojai vis tiek gaudavo nemažus atlyginimus, tačiau jie atnešdavo firmai dar daugiau pinigų per daugybę apmokestinamų valandų, kurias praleisdavo kiekvieną savaitę. Teisinės sritis veikia kaip piramidė. Viršuje buvo patys elitiniai, patyrę partneriai ir firmų savininkai. Jie buvo savo firmų veidai ir daug laiko skyrė bendravimui su klientais bei santykių puoselėjimui. Piramidės apačioje, laikantys viską ant savo pečių, buvo jaunesnieji darbuotojai, žmonės atliekantys sunkų darbą, kasdien besidarbuojantys prie nuobodžių užduočių. Firmos matė paprastą kelią į sėkmę – samdyti daugiau jaunesniųjų darbuotojų. Daugiau darbuotojų reiškia daugiau klientams apmokestinamų valandų, o tai reiškia daugiau pinigų patenkančių į firmą ir jos partnerių kišenes. Tai buvo sėkminga ir pelninga sistema, gyvavusi dešimtmečius, net ir teisiniam pasauliui besikeičiant. Teisininkai gavo prieigą prie technologijų, galinčių pagreitinti tam tikrus procesus. Tačiau didelė jų darbo dalis vis dar visiškai priklausė nuo to, kad kažkas peržiūrėtų dokumentus ir vadovėlius. Ir tada atsirado dirbtinis intelektas ir visa piramidė pradėjo griūti. Visame teisinėme sektoriuje partneriai priima sprendimus, kurie dar prieš kelerius metus būtų atrodę nelogiški. Absolventams darosi vis sunkiau rasti darbą, nes įmonės atsisako seniai nusistovėjusio nuolatinio samdymo principo, kuris joms anksčiau taip gerai pasiteisino. Clifford Chance, viena didžiausių pasaulio advokatų kontorų, panaikino 10 darbo vietų. PwC, dar viena milžinė, atvirai pareiškė, kad dirbtinio intelekto augimas lems mažesnį darbuotojų samdymą. Visos teisinių darbų kategorijos dabar perimamos, automatizuojamos ir optimizuojamos dirbtinio intelekto. Industrija, kuri buvo paremta nuostata, kad kiekviena valanda yra nepaprastai vertinga, dabar turi susidurti su nauja realybė, kurioje kiekviena darbo valanda gali būti sutraukta į kelis paspaudimus ir algoritmą. Partneriai pamatė, ką gali dirbtinis intelektas, ir tai juos paliko su dilema. Ar jie ir toliau samdo naujus jaunesniuosius darbuotojus? O gal pasitelkia dirbtinį intelektą ir leidžia technologijai perimti rutininį juodą darbą? Atsakymas akivaizdus. Pirmų metų jaunesnysis teisininkas didelėje advokatų kontoroje šiandien gauna maždaug 235 000 JAV dolerių bazinį atlyginimą. Ir tai neįskaitant tokių dalykų kaip premijos, sveikatos draudimas ir kitos su biuro patalpomis įranga susijusios išlaidos. Kai kurios firmos taip pat padengia dalį išlaidų susijusių su jaunesnių darbuotojų podiplominėmis studijomis. Daugelį metų kaina iš tikrųjų neturėjo reikšmės firmos pelningumui. Net jei firma išleisdavo $250 000 jaunesniojo teisininko atlyginimui, tas pats darbuotojas firmai atnešdavo kelis kartus daugiau per apmokestinamas valandas. Jie buvo savarankiški, labai pelningi fabrikai, kurie apdorodavo didžiulius darbo kiekius ir uždirbdavo kur kas daugiau pinigų, nei kainuodavo jų išlaikymas. Dabar firmos gali pereiti prie fabriko, kuris yra 1000 kartų greitesnis, gali veikti visą parą ir svarbiausia, kurį išlaikyti pigiau. Jaunesnysis teisininkas kainuoja $235 000. ChatGPT Plus prenumerata kainuoja $20. Skirtumas yra per didelis, kad kas nors galėtų jį ignoruoti. Kodėl bet kuri save gerbinti įmonė turėtų vargintis ieškodama talentų, samdydama jaunesniuosius teisininkus, mokėdama už jų išsilavinimą, juos mokydama, skirdama jiems biuro patalpas ir tada mokėdama jiems šešiaženklius atlyginimus? Kai jie galėtų tiesiog pasitelkti dirbtinį intelektą, kuris viską atliktų už juos už nedidelę kainos dalį. Net ir turėdami didelį susikaupimą bei gerą darbo tempą, žmonės gali apdoroti tik ribotą kiekį informacijos vienu metu. Vidutiniam darbuotojui kiekvienam puslapiui prireiks maždaug 2 minučių. Tai yra kelios valandos darbo su 100 puslapių dokumentu. Tuo tarpu dirbtinis intelektas gali peržiūrėti 1000 sutarčių vos per kelias valandas.
Tai yra 75% laiko sutaupimas. Dirbtinis intelektas gali veikti nepalyginamai greičiau nei ištisos teisės ekspertų komandos ir nedaro klaidų, kurias galėtų padaryti pervargę teisininkai. Pakanka vienos akimirkos neatsargumo jaunesniajam darbuotojui, kad būtų praleista kažkas svarbaus arba padaryta klaida, kuri įmonei kainuos laiką ir pinigus. Dirbtinis intelektas tokios problemos neturi, tačiau tai nereiškia, kad teisininkai nereikalingi. Aukščiausio lygio specialistai vis dar reikalingi. Jų unikalūs gebėjimai ir patirtis išlieka tokie pat vertingi kaip ir anksčiau. Tačiau pavaldinių darbas, tas pasikartojantis triūsas, kuris sudaro viso kito pagrindą, jau nebėra reikalingas. Todėl nesunku suprasti, kodėl tiek daug teisės firmų nemato kitos išeities, kaip tik investuoti į dirbtinį intelektą ir mažinti pradedančiųjų darbuotojų skaičių. Tai nėra kažkas, ką teisinės firmos ar partneriai pasirenka ar nusprendžia patys. Tai yra kažkas, kas jiems primetama. Jie turi prisitaikyti prie naujos teisinės tvarkos, jei nori išlikti. Apmokestinamos valandos modelis keičiasi. Jie nebegali imti iš klientų $100 už valandą už užduotis, kurias kompiuteris gali atlikti per kelias sekundės už kelias centų dalis. Klientai taip pat supranta naują realybę. Jau yra pranešimų, kad jie atsisako mokėti už tokius dalykus kaip pirminė teisinė analizė ir dokumentų peržiūros. Kaip teigia vienos verslo ginčų advokatų kontoros savininkas iš Kalifornijos, faktas tas, kad teisininkai ima pinigus iš klientų už daugybę užduočių, kurias galima geriau ir efektyviau atlikti naudojant automatizavimą ar dirbtinį intelektą. Kai klientai tai supras, jie atsisakys mokėti teisininkams už užduotis, kurias kompiuteris galėtų lengvai atlikti beveik už dyką. Advokatų kontoros prarado reikšmingą pajamų šaltinį, tačiau jos atrado įrankį, kuris gali sutaupyti daug laiko ir pinigų. Visa teisinės srities veiklos schema yra perrašoma mums matant. Žmonės viršuje aukoja tuos, kurie yra apačioje, ne tik tam, kad išlaikytų savo darbo vietas, bet ir kad taptų dar galingesni. Piramidės viršūnėje esantys žmonės kažkaip iš viso to dar labiau praturtės. Nepaisant to, kad jų firmos nebegali klientams priskaičiuoti daugybės valandų už popierinį darbą, jie nebeturi rūpintis pridėtinėmis išlaidomis, kaštais ar sunkumais susijusiais su darbuotojų priėmimu ir valdymu. Šie viršūnėje esantys plėšrūs teisininkai dabar gali pasiekti neregėtas produktyvumo aukštumas. Vienas elitinis partneris dabar gali atlikti visos firmos darbą greičiau ir lengviau, nei jie kada nors įsivaizdavo. Jie gali pasilikti kiekvieną pelno dalį, kurią uždirba šiame procese, nes nieko nereikia dalinti su tais, kurie yra žemiau hierarchijoje. Tačiau kol plėšrūnai klesti, visi kiti kenčia. Žmonės esantys viduryje ir žemiausiose advokatų kontorų grandyse netrukus pamatys, kaip jų karjeros galimybės bus panaikintos per naktį. Teisininkai, kurie tiesiog nori kurti savo karjerą ir imtis nuobodžių, bet būtinų teisinio darbo aspektų, yra stumiami iš šios industrijos. Nėra jokio saugumo tinklo, kuris juos apsaugotų. Norėdama nuslėpti šio manevro žiaurumą, teisinė industrija sukūrė savotišką dūmų uždangą. Skubotai buvo sukurta nauja karjeros kryptis – teisinis inžinierius. Iš pradžių tai skamba intriguojančiai, netgi prestižiškai. Pareigos, kurios sujungia teisinį darbą su technologiniu meistriškumu. Teisininko profesija dirbtinio intelekto amžiui. Žmonės jau bando kurti ažiotažą ir susidomėjimą šią naują profesiją. Jie bando įpiršti studentams idėją apie savotišką hibridinę karjerą, kurioje galima tyrinėti naujas technologijas ir tuo pačiu siekti teisingumo. Skaičiai susijęs su teisinio inžinieriaus pareigomis atrodo taip pat optimistiški. Duomenys rodo, kad dirbtinio intelekto diegimas teisės firmose vien tik nuo 2023 iki 2024 metų išaugo nuo 19,9% iki 79%. Teisinių inžinierių darbo rinka išsiplėtė panašiai plačiu mastu. Giliau pasidomėjus, įrodymai taip pat rodo, kad dauguma vadinamųjų inžinierių yra įdarbinami teisinių technologijų tiekėjų, pardavimų ir klientų sėkmės skyriuose. Tai nėra teisininkai. Juos vos galima priskirti prie teisės specialistų. Jie yra pardavėjai su kostiumais, teisės industrijos atitikmuo žmogaus, kuris kažkada buvo arba norėjo tapti gydytoju, bet vietoj to tapo farmacijos įmonės atstovu. Šios pareigos visiškai susijusios su programinės įrangos diegimu. Jos egzistuoja tam, kad paspartintų teisinės industrijos automatizavimą. Visa tokia karjera yra šiuolaikinis Trojos arklys. Žmonės, kurie būtų paskyrę savo gyvenimą teismo byloms ir teisingumo sistemai, yra nukreipiami į pareigas, kurios griauna jų siekius. Jie įviliojami atlikti pagrindinius vaidmenis, naikinant pačią industriją, kuri jiems tiek daug reiškia. O tie, kurie yra viršuje, puikiai žino, ką daro. Jie supranta, kad jaunesniųjų teisininkų kopimo karjeros laiptais laikai jau praėjo. Tačiau jie negali to tiesiog paskelbti. Jie negali pasakyti, kad visiškai stabdo naujų darbuotojų priėmimą ir atsisako jaunų talentų. Taigi jie sukuria naują pareigybę.
Jie teigia, kad tai yra tobula karjeros kryptis būsimiems teisininkams, o visą nešvarų darbą perduoda kitai kartai. Jie pasisavina geriausius ir protingiausius absolventus ir nukreipia juos į pareigas tiekėjų įmonėse, žadėdami, kad viskas galiausiai susitvarkys. Bet taip nebus. Šies jauniems specialistams suteikiami išgalvoti titulai, tokie kaip sprendimų konsultantas ar teisinių technologijų specialistas. Jiems pavesta pardavinėti dirbtinio intelekto sprendimus toms pačioms firmoms, kurios galėjo juos įdarbinti ir apmokyti. Jiems plaunamos smegenys, kad patys išardytų tą pačią karjeros kopėčių sistemą, kurią turėjo kilti. Tai tamsi ir purvina schema. Blogiausia tai, kad net šie inžinieriai nėra apsaugoti nuo neišvengiamo žlugimo. Jų trojos arklys sudegs kaip ir visi kiti pradinio lygio darbai, kai dirbtinis intelektas bus integruotas į daugumą firmų. Tuomet teisinių inžinierių paslaugos nebereikalingos. Ir tai gali įvykti greičiau, nei žmonės supranta. Dirbtinis intelektas plinta ne tik žaibiškai teisinėje srityje. Jis taip pat kasdien tampa vis protingesnis, ypač kai kalbama apie teksto skaitimą ir kalbos analizę. Nors tai sudėtinga jos forma, teisė savo esme yra kalba. Viskas susijęs su žodžiais, taisyklėmis, dėsningumais ir sąvokomis. Būtent šiuos dalykus dirbtinis intelektas geba greitai išmokti. Šimtmečius teisinių tekstų sudėtingumas reiškia, kad juos sėkmingai suprasti galėjo tik tie, kurie tam paskyrė savo gyvenimą. Žmonės, kurie metus skyrė teisės kalbos mokymuisi ir sutarčių bei susitarimų subtilybių studijoms, dirbtinio intelekto modeliams to nereikia daryti. Jiems 100 puslapių teisinis dokumentas tai yra duomenų taškų rinkinys, iš kurio galima daryti išvadas, jį analizuoti ir suprasti per tą laiką, per kurį žmogus sumirksi akimis. Ir jiems net nereikėjo metų mokymosi ir tobulėjimo, kad pasiektų šį lygį. 2023 metais, praėjus vos keliems mėnesiams po viešojo ChatGPT išleidimo, GPT-4 išlaikė vieningą advokatūros egzaminą ir padarė tai puikiai. Ji viršijo tikrų teisės absolventų vidutinį balą. 2025 metais dirbtinis intelektas nuėjo dar toliau. OpenAI O3 modelis gavo pažymius nuo A+ iki B per 8 baigiamuosius egzaminus Merilando universitete. Teisininkų bendruomeniai ir visam pasauliui prireikė laiko tai iš tikrųjų suvokti. Tačiau tiesa ta, kad nuo pat dirbtinio intelekto atsiradimo šios srities ateitis jau buvo nulemta. Jaunesnieji teisininkai buvo pasmerkti, o žinomi partneriai atsisakydavo pradedančiųjų darbuotojų, rinkdamiesi pigias generatyvinio dirbtinio intelekto prenumeratas. Tačiau jų požiūrio problema ta, kad jis orientuotas tik į trumpalaikę perspektyvą. Juk jei įmonės nustos samdyti jaunesniuosius teisininkus, kaip užaugs naujoji vyresniųjų partnerių karta? Jei jauni specialistai nepraleis savo formavimosi metų mokydamiesi iš vyresnių mentorių, tai kas po 10, 20 ar 30 metų ves aukšto lygio derybas? Šiandienos aukščiausi partneriai į tai atsakymo neturi. Dar blogiau, jie net nesistengia jo ieškoti, nes jie vis dar uždirba pinigus, daugiau nei bet kada anksčiau. O kadangi daugelis jų išeis į pensiją dar prieš pasirodant didžiosioms problemoms, kodėl jiems turėtų rūpėti? Kodėl jiems turėtų rūpėti, kad, kaip manoma, 44% visų teisinių užduočių dabar gali būti visiškai automatizuoti, naudojant komerciškai prieinamą dirbtinio intelekto programinę įrangą? Jiems nerūpi, bet turėtų. Visiems turėtų rūpėti. Nes kai 44% visų teisinių užduočių atlieka dirbtinis intelektas, tai reiškia, kad 44% trilijono dolerių vertės rinkos tiesiog išnyko. Maždaug $500 trilijono vertės metinės įmonių išlaidos paliks advokatų kontoras ir persikels į programinės įrangos industriją. Skaičiai tik blogės toliau. Kai advokatų kontora pereina nuo žmogiško darbo proceso, už kurį galima imti kelis šimtus dolerių už valandą, prie momentinių automatizuotų procesų, daugelio užduočių atlikimo kaina smarkiai sumažėja. Kai dirbtinio intelekto perėmimas bus baigtas, kontoros už beveik pusę visų teisinių užduočių gaus mažiau pinigų. Taip tęstis negali. Žinoma, ne tiems, kurie yra pačioje viršūnėje. Jie ir toliau vadovaus teismo bylose ir pasirašant įmonių sutartis. Tačiau visiems kitiems žemiau jų ateitis atrodo niūri. Tūkstančiams vidutinio ir pradinio lygio teisininkų sistema yra sugriuvusi. Jie ardo tie, kurie turėtų ją saugoti. Ir dabar šio proceso niekas nebegali sustabdyti. Taigi, ar dirbtinis intelektas pakeis teisininkus? Ne visiškai. Šiai profesijai visada reikės tam tikro žmogiškojo sprendimo. Žmonės ir toliau atstovaus savo klientams, nesvarbu ar tai būtų teismo salėje ar aukšto lygio verslo derybose. Tačiau dirbtinis intelektas jau keičia ir dar labiau keičia industriją visam laikui, ne tik didindamas efektyvumą ir optimizuodamas darbo procesus, bet ir visiškai sunaikindamas ištisas karjeras. Ir jų daugiau niekada nebematysime. Patinka mums tai ar ne, dirbtinio intelekto revoliucija jau čia. Tačiau kokios dar profesijos atsidūrė pavojaus zonoje? Žiūrėkite, 20 darbų, kuriuos pakeis dirbtinis intelektas, kad sužinotumėte, arba spauskite šį vaizdo įrašą.